Labas rytas ar labą dieną. Taigi atsiprašau, kad po tokios ilgos pertraukos, bet aš vėl grįžau pas jūs. Realiai buvau nufilmavus vieną filmuką, kai buvau išvykus, bet tai toksai ir buvau įkėlus, gal kažkiek žmonių matė, bet tai toksai, nežinau, man nelabai jisai patiko, tai aš greit jį išėmiau iš YouTube ir tiesiog dar šiandien kažkiek pakalbėsiu apie tai, ką kalbėjau tame filmuke. Tai pasakau, kodėl buvau dingus ir kad norėjau skelbti YouTube atostogas ir iš tikrųjų realiai dar nesu visiškai apsisprendus, ar aš jų ir neskelbsiu. Tiesiog mano nūdienos yra tokios, kad tikrai labai intensyviai dirbu. Realiai dabar gyvenimas ir sukasi tik tai aplink darbą. Ir kažkokių tokių skirimų laiko savo nelabai turiu. Ir kaip minėjau, dar tame filmuke norisi nufilmuoti kažką ir kokybiškai parodyti, o tiesiog ne bet kaip. Na, o šiandien tai pas mane yra ankstyvas rytas, dar plaukai yra neišdžiūvę, tokie matot pasipūtę, čia dar šlapia, kažkiek pasidažiau, na tiksliau daugiau pasidažiau. Nes šiandien aš jums filmuosiu diena su manimi ir vyksiu į metų renginį. Ten susitiksiu su Juste žinoma ir man atrodo atvyks Just Eternity Ema. Tai va, ir mes, manau, tryse tenai būsim ir žiūrėsim, kas per renginys. O kalbant apie mano tą laiką, kai aš buvau dingus, tai nelabai daug kas ir įvyko, nelabai gal būčiau daug ką jums ir papasakojus, bet tiesiog dabar toksai laikotarpis, kai man tenka truputį išvykti iš Lietuvos, vėl grįžti, dirbti, vėl išvykti. Tai taip jau atsitiko. Aš gal ir džiaugiuosi tuo periodu, išvykus daugiau pailsiu, pabūnu su savimi, tad neužilgo vėl kelsiu savo sparnus ir manau, kad išvykus galbūt turėsiu tikimybės ir galimybės jums nufilmuoti. Labai dar kartą noriu jums padėkoti už jūsų ištikimybę. Iš tikrųjų turiu klienčių, kurios stebi mano filmukus ir jau sulaukiu nebe iš vienos klientės, kuris sako, o kur jūsų filmukai, kur dingo filmukai. Tai aš noriu pasitaisyti ir pasistengsiu jums tikrai tų filmukų parodyti, nufilmuoti, bet aš dar irgi pasakau, dėl ko buvau dingus dėl laiko stokos, bet kartu dar ir gal bandžiau pateisinti save, nes laiko galima atrasti ir naktį, tačiau kai aš neturiu apšvietimo profesionalaus, tai man tenka gaudyti dienos ar ryto laiką. Tai va, bet realiai žinokite, aš net negalėjau žiūrėti daug kitų youtuberių filmukų, nes nežinau, kas man atsitiko, atrodo, kad aš žiūriu ir man net, toks laikas, gal aš pavargau pati nuo savęs, skaitant tie filmukai ir dar minėjau jums, kad konkursų daug dariau ir gal aš nuo tų konkursų pavargau, kad daugiau jokių filmukų neįkeldavau. Tai va, toksai visa buvo sumaištis mano galvytėj ir aš tiesiog sugalvojau, kad tikrai darau aš tas atostogas, jums nepranešiau, dovanokit man už tai, bet manau, kad šiandienos filmukas bus geras, įdomus, tai ir jums dėl to pafilmuosiu. Na ką, einu toliau ruoštis, dar turiu savo kokteilį geriu rytinį, tai reikia man dar susitvarkyti, dar turėsiu darbuko ir vyksiu jau į tą renginį. Tad sakau jums iki susitikimo. Iki. Sveiki, pažiūrėkit, mes iš kosmoso. Štai Irema čia minėjau, kad atvyks. Justė, atrodom tai super gerai čia. Matai, klausyk, kaip įdomiai. Efektas nemoku. Tai va, tai mes kaip ir jau renginį atvykom, dar laukiam vienos blogerės. Ir ką, turėtų prasidėti? Jo. Dar geras pusvalandis. Ką veiksim? Dar geras pusvalandis? Dabar yra pusė, tiksliau 11:21. O aš taip skubėjau. Mes vėl susiveršime, bet Ema kažkaip labai nesimato, jinai kažką. Aš visą laiką mojuoju, kodėl su kamerą atsiprašau, kad po jų tu Nes tu žvaigždėje, jau. Žvaigždės įpratęs. Taip va. Bet šiaip kalbant apie žvaigždės, tai linkėjimai Indrutei. Tikrai, tai mes tavęs labai pasitikim. Ir dažuosi. Ir mums reikia dar populiaruoti. Dalį pasirinkti tavo mano. Ir mes visi šiandien kalbam mano nešvitimsyje, tai
reikės turbūt šeis tada, kai bus įsivaizduoti. Bet žinai, ką man atrodo, kad mes kaip lavonai važinėjom. Man irgi. O, iš arčiau gal geriau? Žinokit, jūs nepykit už kokybę, bet aš... Kokybė superinė, mes laik dabar tokia filmuoti. Aš nežinau, kaip pas mane kamerai, bet... Mes labai norim dabar atsigerti kavytės, aš bandžiau jums nufotkinti, bet jinai atrodo štai taip, nesimato, bet žodžiu dabar mes gersime kavytės ir tikėkimės prasidės jau renginys. Laukite, sugrįšim. Thank you to Gytis for getting us back here so quickly. Taigi sveika Lietuva, ar nors sveikinasi su jumis. Jie jau ne pirmą kartą čia ir dėkoja labai Gyčiui, kad jis viską taip šauniai suorganizavo. I think one of the reasons for him getting us here so quickly is so much has happened, you know, in that short space of time. Va, Justytė priekį, ten berniukas, čia mes su spauda sėdim, TV3 atstovė, rytoj parašys straipsnį, visi skaitykit. Justyt, kaip tau renginys? Fainas, labai fainas. Patiko. Pailsėt. Dabar atėjome mes papietauti, va ką tik sriubyčių pavalgėm ir šnekučiuojamės linksmai va su savo kolegom. Ką tik iš renginio, va, važiuoju ir aš ne viena, žiūrėkit, kas pas mane, mašinytė, va, lekiam, gavom produktų, nekantrauju išbandyti. Šiaip patiko renginys ir daugiau gal papasakosiu grįžus, nes dabar mes su Justyte, jinai intensyviai žiūri kelią, kad aš važiuodama, filmuodama viską daryčiau gerai. Tai va, tai mes dar lėksim į kur? Mes dabar varysim į Karė, susitikti su mano vyru. Į Karė, net tokio nežinau, kas per Karė, atrodo kaip Karė kirpimas. Ten yra žiauriai faini kokteiliai ir labai dideli. Nu va, tai pamiršau pasakyti, kad mes dabar vežam mano mašinytę, kad Mildukas irgi galėtų išgerti turbūt kokteiliuko. Vargšas Mildukas. Nes aš vis laik su mašina. Tai sakau jums iki pasimatymų. Gerai. Tai ką, brangieji, aš pamiršau pafilmuoti. Mes sėdim kokiam Karė? Čia bare, Karė? Čia baras, restoranas? Čia baras toks skaitas, aš nežinau. Tai žiūrėkit, jau kiek išgėriau. Aš labai fotkinau savo kokteilį. Jūs tiesiog parodėte. Kaip išgėriau visą klausykį. Nu, taip gavosi, kad išgėriau, nes labai gert norėjau. Nu, ką čia darai? Nu, ir vėl jinai daro. Mes fotkinomės fotkės ir jinai taip darė. Bet klausykit, tu kažkokį, žinok, užsidėjai filtrą, man atrodo. Kokį filtrą? Nu, pažiūrėk, vėl kaip keistai atrodo, ne? Tai gal mes čia neteisingai prieš švą. Ai, va dabar gal pažiūrėjau. Ne, jokio filtro, viskas tvarkoja. Tu gali parodyti savo gėrimą ar negali žiūrovą? Nerodys. Va, pas ją žiūrėkit, kiek daug dar likę. Pas mane žiūrėkit. Nu, mes kas tokia gėrė, tai viską vienu gurkščiu. Jo, bet žinokit, aš atnešiu tikrai tą kokteilį. Pagėriau ir taip skanu. Nes aš aukštų kaip sriubas mačiau. Tai va, labai... Tai jums nenorėjau sakyti. Jau žinokit, jau laisvadienis, kaip jūs tai pasakė, savaitgalis vidury savaitės. Nu tikrai, kad šiandien taip gavo. Žiauriai geras laikas, labai džiaugiuosi pasidaręs tokią laisvesnį dienelę.
Justėte ką. Ačiū, Justėte. Aš čia dabar dažniau ištempsiu kur nors. Jo. Tai va, iki pasimatymų. O štai mes einam dabar į Sky barą ir čia groja pianinu. Labai graži melodija. Aš dabar esu pati laimingiausia, nes man nereikia dėti niekur savo fotoaparato, nei jokių Justės dovanotų dėžiukų, o tiesiog mane dabar filmuoja Justė. Ačiū tau. Ir mes esame Sky bare ir va čia renkamės visokius patikalus, tiksliau gėrimus iš kaip tokio meniu. O meniu tai yra ypatingas, bet galvoju, kad man reikia užsisakyti kažką iš Veneros planetos arba iš Merkurijaus. O kodėl ne iš Marso? Na, iš Marso man, žinot, kas nepatinka gervuogės ir citrina. Tai nelabai man tas patinka. Tai va, nežinau, pabandysim, pažiūrėsim, ar patiks. O šiaip aš pirmą kartą Sky bare. Žiauriai fainas vaizdas, nuostabus, visa Vilniaus panorama, kaip ant lėkštutės, kaip ant delno matoma. Ir kaip vat Justė minėjo savo kanale, tiksliau jums žiūrovai, tai sakė, kad naktį iš vis yra įspūdinga, nes nebuvotus jau vakare. Pirmas kartas dieną su manimi. Tai va, man žiauriai čia patinka. Ir tikiuosi, kad jūs kad nors čia apsilankysit. Sakau, iki susitikimo. Ai, dar parodysiu jau. Tai va, aš nufilmuosiu Mildai, žiūrėkit kaip atrodo, tenais yra Švedbanko pastatas, tenais yra būtai visokie, ten upė matosi ir ten tolumoje tokie galit matyti labai nedidelį TV bokštą, bet tikrai Vilnius gražiai atrodo ir šiandien netgi dangus labai gražiai atrodo, pažiūrėkit apsiniauka, bet labai gražus debesis. Tai va, šitoj pusėje taip atrodo Vilnius ir taip atrodo vaizdas iš Sky baro. Va, Justė jau dirba, ką tik papasakojo, jinai gavo kokteilį, bet jos labai įdomus, jinai jau pristatė savo žiūrovams su citrinom ir kokosu, bet labai toks, tai išvaizda faina, kaip pina kolada man primena. Ir dydis normalus, o jūs dabar palyginkit mano palyginos. Pažiūrėkit, koks mažuliukas. O čia reiškia dėl to, kad ten labai didelį turėjau, tai reikia dabar užtat mažiuką turėti. Nu tai va, labai mini kokteiliukas. Taigi mes atvykom į Manamį. Jo, taip mažą pasirodys, tai mažą. Tai va dabar mes dabar sugalvojom, kad reikia mums pavalgyti visiems. Ir užsakėm arbatos skanios. Na, aišku, dar neragavom, va jinai atrodo, oi, pakelsiu štai taip. Labai taip gražiai. Ir labai skaniai kvepia. Ir dar, man atrodo, vieną užsakymą. Jo, dar turėtų atnešti kitokią. Jo, tai va. Ir dabar vakarieniausim ir aš jaučiu, kad baigsim su vakarą. Jaučiu taip, nes laikė. Bet dar neaišku. 8 valandas. Taigi vasara dar anksti, labai anksti. Vasara, pavasaris dar šiaip dabar dar nėra vasara. Aš jau skaičiuoju kaip vasara. Jo, tai va žinokit, geriam kokteiliukus, tai nejustis tas patiko su, mes sakėm, su minta, ne? Jo, tai su agurkais. Ir mano kažkoks toks stiprus, žinokit, buvo, kad, nerealiai, aš vos išgėriau, dar užkadas. Taip, ten viskado šiek tiek turėjom, tai va, šiek tiek užkano, tai tiek. Sveikučiai, na štai, nauja diena, kaip visą laiką, praktiškai niekada nesugebu pabaigti dienos su manimi tą pačią dieną. Taip gausi, kad vėlokai grįžau namo, na ir buvau jau nusikalus, greitai dušą ir miegoti, nes šiandien tiesiog reikėjo anksti keltis ir dar noriu su jums pasidžiaugti, kad pagaliau pradėjau bėgioti rytais ir tikrai jaučiu, kad turiu daugiau jėgų savo naujai dienai ir tikrai nueinu miegoti ne tokia pavargus, kaip nueidavau anksčiau, kai nebėgiodavau. Tad tikrai norėjau su jumis pasidžiaugti, kad aš nusprendžiau pagaliau bėgioti. Tiesiog šiandien norėjau jums parodyti, kągi vakar gavau dovanų. Minėjau, man atrodo, kad gavau dovanų, tai žiūrėkit, štai toks tai gražus maišelis iš Davinės. Aišku, aš tai norėjau kažkodėl kirčiuoti Davinės, bet kai mes buvome vakar šių produktų, kaip ir gal, nežinau, prezentacijų, pristatyme, tai jie vadino Davinės. Čia iš tikrųjų italų firma ir rašo, oi, čia tai angliškai. O va čia yra kažkokie italų kalba parašyti žodžiai, o angliškai tai tiesiog malonu su jumis susipažinti ir turėkite gražią, gerą dieną.
Tai realiai pasiėmiau štai tokį katalogėlį, nes ant mūsų rezervuoto stalo buvo padėta kiekvienai po katalogą ir tame kataloge yra aprašomi visi jų produktai su kainom ir taip toliau. O kaip tik atsiverčiau, man atrodo, aš gavau dovanų štai, aš gavau dovanų štai šį šampūną ir čia rašo, kad tai yra gydomoji linija plaukams ir galvos odai, praturtinta biologiškai aktyviomis medžiagomis, kurios randamos tik augaluose, kvapai iš natūralių eterinių aliejų ir be parabenų bei sulfatų. Štai tas šampūnėlis atrodo štai taip. Čia yra 100 mililitrų. Ir iš tikrųjų pirmas įspūdis, kad ta produkcija tikrai nėra pigi. Nežinau, ar aš čia surasiu, kur tas šampūnas, gal čia kažkur jisai bus. Taip, čia. 250 ml 15 eurų, tai čia yra 100 ml, tai yra mažesnis kaip galbūt toksai pabandymui skirtas mėginukas, bet tai tikrai nėra labai pigi produkcija, bet tai, kas yra natūralu, dažniausiai ir būna brangiau. Ir dar, žinot, rašo, kad būtent linija silpniems ir slenkantiems plaukams. Kaip įdomiai pataikė ta moteris, kuri rinko mums dovanėlės, nes tikrai manau, kad mes visos trys gavom skirtingas, tikrai žinau, kad jūs tai gavo skirtingą dėl Emos, pasižiūrėjom kažkaip, ką jinai ten gavo ir ką aš čia gavau, nes tik tai jau kai mes išėjom, nežinau, gal namuose pasižiūrėjau, net nepamenu kada. Ir mano plaukai nėra silpni, bet jaučiu, kad va šitoj vietoj, nežinau, ar jums matosi, kaip ir gal slinktų plaukučiai, va šitoj, būtent tik šitoj vietoj, čia yra viskas normaliai. Na, aišku, pas mane kaip visą laiką yra daug tų mažų plaukučių, jie auga ir visą laiką jų čia yra kažkaip taip gaunasi, tokie yra mano plaukai. Tai būtent šitas šampūnas stabdo galvos mikrocirkuliaciją. Tai pabandysim, tikrai įdomu ir čia toksai fainas lipdukas užklijuota ir čia, kaip suprantu, gal slibinas drakonas pavaizduotas. Įdomu tikrai pakuoti. Tada gavau dovanų štai tokį šampūną ir ką jisai absoliučiai tipo gražinantis plauką šampūnas. Reiktų šitam katalogėlį pažiūrėti, kur tas šampūnėlis yra. Maišiuką šiek tiek pasidėsiu. Gal surasiu volų. Ne, čia ne volų, nes irgi yra toksai panašus kaip volų šampūnas. Aha, va čia jisai tiesiog atrodo aprašyme štai taip. Ir šis rašo, šampūnas suteikia plaukams ypatingumo, švelnumo, žvilgesio ir tankumo. Puikia priemonė prieš naudojant oj aliejų ar oj pienelį. Ir tikrai žinau, kad gavau dar šį kondicionierių. Prisimenu bent jau. Tai tas kondicionierius atrodo štai taip. Tai va, iš tos pačios serijos. Ir čia daug ką rašo, suteikia plaukams švelnumo, žvilgesio ir tankumo, sustiprina plaukų džiovinimo laiką, sutrumpina tiksliau, apsaugo plaukų struktūrą nuo žalojimo, kuri kelia nuo plaukų džiovintuvų ir tiesintuvų, sklindantis karštis ir taip toliau. Jeigu jūs žinote, gal aš jau ir minėjau ne viename filmuke, kad aš realiai visą laiką plaukus išsiplaunu vakare ir su šlapiais plaukais nueinu miegoti. Aišku, realiai beveik visą laiką atsikeliu ryte su šlapiais plaukais, tikrai ne visi jie išdžiūsta, bet aš jų nedžiovinu. Nebent yra žiemos laikas, aš atsikeliu su šlapiais plaukais ir žinau, kad man iš ryto reikia išeiti iš namų, tai žinoma, aš neisiu šlapiais plaukais į lauką, nes neduok dieve galiu pasigauti ir visokių ligų. Tai gaunasi, kad man tenka panaudoti ir džiovintuvą.
Tai va, ir realiai dar aš jį naudoju tada, kai žinau, kad šiandien man reikia kažkokios super gražios šukuosenos ir tada aš tiesiog bandau išsidžiovinti gražiai tos plaukus, kad jie atrodytų man daug dailiau, negu aš, kad juos išdžiovinu natūraliu būdu. Tai dėl to, manau, mano plaukas tikrai nėra tiek pažeistas, bet kadangi, sakau, tikrai atsiranda tokių rytų, kai juos reikia džiovinti, tai šis kondicionierius, manau, super pasiteisins. Gaila, kad jo yra labai nedaug ir aš dar turiu pastebėjimą, kalbant apie mano plaukus, kad aš daugiau sunaudoju kondicionieriaus nei šampūno. Nežinau kaip jūs, bet aš visą laiką plaukus trinu šampūnu vieną kartą, tada kondicionierių gausiai per visą ilgį ištepu plaukus ir tada nuskalauju ir dar tepu kaukę, bet aš niekada neturiu kantrybės kaukės laikyti 5 ar 10 minučių. Aš tik ištrinu, palieku ir man atrodo minutė praeina ir aš nuplaunu. Tai čia yra mano blogoji savybė. Tikrai reikia palaikyti produktą ant plaukų, kad jisai įsigertų ir paliktų kažkokį tam tikrą efektą. Norima arba tikimasi, kad gali mūsų plaukai atrodyti gražiau. Tai va, tai iš tikrųjų esu bent jau labai pakol kas patenkinta, kad gavau šios brangios linijos produktų. Aš panaudosiu ir manau, kad kažkada ir pasakysiu nuomonę, ar jie man paliko įspūdį, tiesiog gal tuštučiuose, nežinau kokiam filmuke, bet manau, kad nepamiršiu ir pakalbėsiu. Tai va, tai tas renginys tikrai buvo įdomus, galbūt jisai daugiau buvo specializuotas kirpėjoms, nes tikrai buvo atvykę meistrai, instruktoriai iš Anglijos ir jie turėjo lietuvaitės kaip modelius ir būtent ant tų modelių buvo atliekami įvairūs kirpimai, įvairios dažymo technikos. Tai tikrai manau, kad būtent kirpimo meistrams dažymo tai turėjo būti labai įdomu ir naudinga, būtent, kad jie galėtų tas žinias pritaikyti ir savo darbe. Na, o mes čia jau kai tokios žinovės tikrai irgi pasisėmėm tam tikros informacijos ir žinoma, mums tas renginys patiko ir smagiai, kaip visada, kartu praleidome laiką. Ir kaip matėte, dar su Juste tai keliavom toliau, o gaila dėja Ema išvažiavo, nors gal Justė siūlė, sako, lyg gal pas mane nakvoti ir rytoj išvažiuosi, na, bet jinai tikrai negalėjo. Tai va, siunčiu Ema tau linkėjimus, jei mane girdi. Kodėl, bet mano fotoaparatas turi tokią savybę, gal čia yra nustatymuose reikalas, bet jisai filmuoja ir kažkokiu nežinomu būdu jisai išsijungia. Aš jam pliurpiau ir nežinau, kiek nufilmavau, bet norėjau tiesiog pasakyti, kad jau turbūt laikas yra atsisveikinti, jeigu kažko nepaminėjau, dabar tiesiog atkartodama tai soriukas, manau, kad tikrai dar ne už ilgų marių ar jūrų aš sugrįšiu ir pafilmuosiu daugiau vėl jums kažko naudingo ir įdomaus. Noriu padėkoti visiems, kurie mane žiūrite, kurie laukite šio filmuko. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad turėjau progą pafilmuoti ir tokiu būdu po savo atostogų sugrįžti į YouTube gyvenimą. Linkiu jums visiems gražios dienos ir sakau, iki susitikimo neužilgo.